35 diena. Reikšmingumo mažinimas. Deklaravimas. Visi pusiausvyrą griaunantys jausmai ir reakcijos – piktinimasis, nepasitenkinimas, susierzinimas, nerimas, jaudinimasis, apatija, sutrikimas, neviltis, baimė, gailestis, palankumas, geismas, susigraudinimas, idealizavimas, garbinimas, džiūgavimas, nusivylimas, didžiavimasis, pasipūtimas, niekinimas, bjaurėjimasis, nuoskauda ir taip toliau – pernelyg didelio daiktų reikšmingumo padariniai. Švytuoklės kabina jūs už šių siūlų ir paverčia marionetėmis. Mažinti reikšmingumą anaiptol nereiškia kovoti su savo jausmais ir mėginti juos užgniaužti. Reikia šalinti priežastį, požiūrį. Būtina suprasti, kad reikšmingumas nieko neduos, išskyrus problemas, o vėliau sąmoningai sumažinti šį reikšmingumą. Aiškinimas. Problemų apskritai nėra. Yra tik dirbtinai išpūstas daiktų reikšmingumas. Kai žmogus suvokia šį problemų iliuziškumą, jis gali sąmoningai sumažinti visko, kas neduoda ramybės reikšmingumą. Atkreipkite dėmesį, nesumenkinti reikšmę, bet sumažinti reikšmingumą. Pažvelgti į žaidimą iš šalies, blaiviai ir objektyviai. Sumažinę reikšmingumą jūs iškart pasieksite pusiausvyros būseną, o švytuoklės negalės jūsų valdyti, kadangi tuštumos nėra už ko užkabinti. Tai nereiškia, kad reikia virsti statula. Emocija sukelia požiūris, todėl reikia pakeisti požiūrį. Jausmai ir emocijos tai yra padariniai. Priežastis tik viena – reikšmingumas. Tarkime, kažkas gimė, kažkas mirė, laukia vestuvės ar dar koks nors svarbus įvykis. Ar man tai svarbu? Ne. Ar man vis tiek? Irgi ne. Jaučiate skirtumą? Tiesiog aš nedarau iš to problemos ir nekankinu dėl to savęs ir aplinkinių. Didelis nuokrypis į vidinio reikšmingumo pusę sukuria fanatikus. Nuokrypis į išorinio reikšmingumo pusę – idiotus.